tai tavo rankenas iš Alypirkai ar... Ką turim šiandien? Tuo prasme, ką turim? Koks planas? Planas chuliganas yra į aludę, 3 bernelių, kokia ten vadinas. Ir tada pas klebonėlę. Pirma versija, dabar antra versija. Koks šiandienos planas? Paspalvint žemėlapę, išpisuot kvadratų ir jo, pakliūt į Bravorą, ant koks ten 3 ošių, 3 smuikininkų, pavo, tai gal kažkokie 3 smuikininkai. Aha. O ja, ir tada pas kleboną į lovą. Dešinien tam. Dešinien? Ja. Ne, tiesiai. Tu tiesiai subraidžias. Tiesiai. Anyways, neranda maršruto, o tikras planas yra iš Lentvario Kas bus po alaus? pro Alytų Bus. į Miroslavą, Miroslavę nakvot Kamino Lituano nakvynėje, o rytoj jau visi atskirai. Į karjerą atvarėm padaryti karjerą. O karjerą darom. Karjeristai? Karjeristų laukai. Techninė pertraukėlė. Dar vienas karjeras. Ai va, yra tenais po dešinę. Dar vieną karjerą aplankysim. Ui, smėliota. Jau į Šabakštyną įėjom. Čia Pauliaus sapnas yra. Au! Nu, kaip važiavimas. Pusė velnio, sakyčiau. Oras geras. Danga gera. Nuotaika irgi pusė velnio. Viskas ok. Važiuojam į Jonuškį. Pertraukėlę pakaštavot. Pertraukėlę. Lietuviškos prerijos. Trimonis. Muzika, meno instaliacijos, bet fontanas sūkurinis neveikia. Dzūkų alaus Bravoras. Pica. Kaip šitie vadinasi? Dzūkiškos bandos. Dzūkiškos bandos. Daug grietinės, daug spirgų, riebalionkės, labai gerai čia atsistatymas. Pica, mica. Labai gerai krajagyslėm. Nu, Pauliau, kažką žodį. Kol kas prie duonos, bet galbūt ir gausiu blynų kokių. Nežinau dar. Kaip tu čia atsiradai? Ką, parašiau ar jau Alytui ir pasirodo, kad vos ne tą pačiu metu į Alytų suvažiavom. Tai ir visi, rytoj visi atskirai važiuos, 4 žmonės į skirtingas kryptis. Nesuderinom niekaip visi. Tai va, tai labai smagu susitikti. Artėjom link Miroslavo į nakvynės vietą. Liko kokie 5 kilometrai. Vat ką reiškia važiuoti artyn Lebono. Artyn šventos vietos, pažiūrėkite. Saulutė slepiasi už debesų, leidžiasi. Ir mes leidžiamės į pakalnę. Ar ne dieviška? Dieviška akimirka. Kamino Lituano nakvynė Miroslave.
Pigu. Rytas jau. Kaip sakot? Rytas, Marius jau į trasą. 7:30. Šiaip patogi vieta, viskas yra, dušiukai yra, virtuvytė yra, kambariai patogus. Labai patogus. Jo, mūsų numeris. Skanaus. Antra diena. Šiandien jau visi savais keliais mina. Karolis į Dzūkiją, Marius namo. Aš link Marijampolės. 150 km. Oras fantastiškas, saulytė. Rytas vėsokas. 25 km jau nuvažiuoti. Stėjau link Veisiejų. Gražiais laukų keliukais. Šiek tiek dvivėžio kelio. Kol jau temperatūra sušilo. Labai smagiai važiuojasi. Tobuli grabeliukai Dzūkijos. Nuostabi rieda. Vėjas į nugarą. Sustojimas Rudaminoje. Kažkiek vandenuko, kažką valgyt. Ir dabar palei Lenkijos Lietuvos pasienį važiuoti. Šalia Rudaminos dvarą atradau. Tvenkinukai, parkas. Gražiai labai viskas sutvarkyta. Paukštukai vandens. Nu, labai gražu. Dvaro pastačiuksai. Sutvarkyta viskas. Pats dvaras tvarkomas. Pietukų metas, pusiaukelė. Stovo prie tvenkinuko. Suvalgyt mėsytės, donytės. Pagulėt ant saulytės labai maloniai šildo. Palei Lenkijos pasienį su Lietuva kalniukai belenkokie. Tikrai yra ką veikti. Normaliai su kilimu dirba kojas. Nutolau jau nuo pasienio. Iki Marijampolės 20 km. Lygumas prasidėjo. Jau lengviau važiuoti, tik dar prieš vėją dabar. Labai gerą vietą radau prisėsti ir pailsėti. Kaimelėje koks įrengtas lieptas su pavėsinė. Tvenkinukas su belenkiek vandens paukščių. Įdomiai. Su karatu žuvėdros. Ir antyčių daug. Marijampolės geležinkelio stotis finišas. Šiandien 163 kilometrai.